O šiandien labai geras naujienas, turime tokį pultelį, čia yra HRMatic super pultelis, jis gali kopijuoti įvairius labai sudėtingus pultelius, tokius kaip Hurman BCQ, Bininka ERC, Zomer ir daugelis kitų. Šiandien jis veikia, kaip matom, su šlagbaumu ir dabar norim parodyti kažką. Tai dabar čia yra video pliusas, dėsim taip, o čia yra minusas, taip, kaip čia patogu paimti, pridedam, išgirdom vieną signalą, išgirdom signalą, taip, ir dabar žiūrim, ar pavyko mums atidaryti iš šito pultelio. Vėlgi įstatom vieną kartą, pultelis puikiai veikia. O tas pultelis irgi puikiai veikia. Gerai. O kodėl aš tą padariau tą video? Tai sekančiam video bus aprašyta ir parodyta, kaip galima panaudoti šitą dalykėlį.